sapnų, šitas spalvas man neduoda užmerkti akių. Iš tiesų, tai čia yra mano pomėgis keramika. Aš esu paprastai dirbanti mokytoja ir dabar esu motinystės atostogose. Svarbu bet kokiam vaikui suteikti tą bet kokį kitokį potyrį, jiems taip suteikiant emocijų kitokių. Žinau, kad žmonės labai nuima mintis ir gali tiesiog pamiršti, kur tu esi, tas užplūdusias galbūt irgi blogas mintis. Palieki savo emocijas, mintis kažkur tais ir leidi būti čia ir dabar. Ir kartais, sakau, svarbu ne tas rezultatas, kiek pats procesas, va čia dabar buvimas ir lipdymas, išlipdymas tos nuotaikos, kodėl verta atvykti bet kam ir pabendrauti su vaikais. Tai atvažiuoti su bet kokiom edukacijom yra svarbu, bet kad ir net ir ne su edukacijom, tiesiog pabūti su vaikais yra svarbu, nes jiem būti vienoj vietoj su savo mintim yra, man atrodo, per nuobodu ir čia ir pakalbėti, ar pažaisti, ar palipdyti, ar palankstyti yra bet kokia veikla svarbi. Ką čia veikiu? Atvežiau į skyrių kalėdinės nuotaikos vaikam. Atvežiau kakavos, kaip nupirko Rimanto Kaukėno fondas kavos aparatus į skyrių ir gydytojams. Sugalvojau, kad labai faina kalėdinė tradicija atvežti kakavos, gydytojams būtinai kavos. Mano veikla šita nėra vienkartinė, tai mano daug metų, virš 10 yra gyvenimo būdas. Visi mano darbuotojai, draugai žino, kad Astos geriausia dovana tai yra pavedimas į fondo sąskaitą. Atvežiau kakavą, ir pasakysiu, visokius jas, greičiau padarom ką nors, tai labai fainai, labai smagu. Dabar prie keramikos stalo, tai šiaip norėtųsi daryti dar, nes užkabina iš tikro labai veikla, labai fainai, tai net noriu atvažiuoti pasižiūrėti, kaip viskas kepa, nes minėjo, kad reikia 1050 laipsnių temperatūros. Ir žiūrėkit, kokias mano spalvas. Kaip jūsų, Mai?